Zūbiškio rajono Subačiaus gimnazijos 12 klasės mokiniai komanda be pavadinimo nusprendėme atsiliepti į Danijos princo kvietimą dalyvauti finansinio raštingumo olimpiadoje ir mūsų pagrindinis siekis buvo padėti beglobiams gyvūnams. Mūsų tikslas buvo surinkti kuo daugiau pinigų ir nupirkti maisto gyvūnams, kurie neturi namų. Ir norėdami atsidėkoti žmonėms už jų gerumą, nusprendėme jiems padovanoti savo pačių darytus keksiukus. Aišku, keksiukai buvo labai skanūs. Taip. Taigi pradėjome nuo keksiukų darbo. Apie šią akciją. Kodėl tu manęs klausai, jeigu aš sakiau, kad tu sugalvoji, kas išmano tas ir gana. Kas išmano tas ir gana, davai sakyk. Aš manau, kad tai labai graži akcija, todėl kad visiems reikia paramos, o jos mažiausiai gauna gyvūnai. Apsiginti patys, jie negali apsiginti patys, jie negali už save pakovoti. Ir jų laukia labai žiaurus likimas, jeigu jiem nieks nepadeda, nėra iš ko užmėginti, todėl mes pasirinkom šią gražią akciją, kurią norime padėti gyvūnams, kurie yra išmesti, palikti ir šiaip nusikalti. Dėkui. Taigi, iškepę keksiukus, mes nusprendėme nueiti į Subačiaus gyvenvietės turgų. Kur žmonėms daliname keksiukus už jų aukas gyvūnams, kurių surinkome tikrai ganėtinai daug. Ar reikia tokių akcijų gelbėti gyvūnams? 100%, kad reikia. Šuniukam tai tikrai reikia. Nes važiuoju šuniukam tai nepadės. O ką manote apie žmonių abejingumą, nes iš tikrųjų vieni praeina, pažiūri ir tiesiog nusispjauna? Tie, kurie šunų nemyli, tai ir praeina. Nekreipi dėmesį. Ar jis mirsta po kojų, ar tu matys, kai jis jau kažkur. Niekas nepasižiūrės į jį. Čia reikia, kad žmogus mylėtų šunį. Surinkę aukas, važiavome Pirkti maisto gyvūnams ir labai buvo gražu tai, kad tik atėjus į gyvūnų maisto parduotuvę pasakė, kad mums reikia maisto beglobiams gyvūnams ir mums iš karto padarė didelę nuolaidą maistui. Nuvykę į gyvūnų globos namus, mus labai šiltai sutiko vienas iš vadovų. Sužinojome, kad jie negauna iš valstybės jokių pajamų. Tiek, kiek žmonių gerumas. Tiek, kiek žmonių gerumas leidžia, tiek jie ir gauna. Kiek gali žmonės padeda maistą, kiek gali pinigų duoda, kiek gali statybinių medžiagų.